Sveiki. Viešas pranešimas. Tai yra mano surašytas dokumentėlis, apie kurį aš kalbėjau Facebook'o transliacijoje. Tai yra patikėtinio turto valdymo sutarties anuliavimas, parašo blanke pasižadėjimas anuliavimas, parašo blanke prašymas Lietuvos Respublikos piliečio pasui gauti anuliavimas, parašo asmens prašymo kortelė anuliavimas. Pasirašo, užautografuoja Gediminas Albino Vyskantas. Yra užklijuota markutė, yra uždėtas rodomasis pirštas, yra uždėtas dešinės rankos nykščio antspaudas. Adresatas Lietuvos Respublikos kanceliarijai 17 diena, birželis 2025 metai. Aš, Vyskantas Gediminas Albino, anuliuoju parašą, blanke pasižadėjimas, grafoje piliečio parašas. Šio parašo anuliavimo pagrindas, taip kaip originalus blankas, prašymas, yra sunaikintas ir taip kaip oficialiai yra teigiama gautame atsakymą ir Naujosios Akmenės migracijos tarnybos, aišku, čia rašybos klaida, atsakymas pridedamas žiūrėti priedus. Anuliuoju parašą blanke prašymas pasui gauti, kurio pagrindu buvo išrašytas ir išduotas pasai, serija LJ numeris 460839, o jei originalus anksčiau nurodytas prašymo blankas yra sunaikintas, tačiau yra išlikusios šio blanko archyvinės kopijos skaitmeninėme formate ar kitose man nežinomose formose archyvuose, tai informuoju, jog parašas rekvizite piliečio parašas gavau, taip pat yra niekinis, neturi jokios juridinės galios ir manęs nesaisto jokiais teisiniais ar sutartiniais ryšiais su Lietuvos Respublika didžiosiomis, taip kaip išreikšdamas savo valią anuliuoju parašą. Prašymo blankas nebuvo saugomas 75 metus, taip kaip tuo metu nurodė aprašas ir dvišalės patikėtinio sutarties sąlygos, todėl policijos pasų poskyriai, o šiuo metu migracijos departamentas nesilaikė dvišalės patikėtinio sutarties sąlygos, o tai yra prašymo blanką sunaikino, tokiu būdu nutraukė dvišalę patikėtinio valdymo sutartį, jos patys vienašališkai nesilaikydami. Naujų dokumentų, tai yra LR pasas ar ATK, neimsiu, taip kaip išaiškėjo, jog prašymų blankai yra klastojami nesilaikant nustatytos VRM ir URM prašymo formos. Pats prašymas nėra patvirtintas kaip kokia nors juridinę galią turintis dokumentas oficialių respublikinių antspaudų, bei nėra patvirtintas veido atvaizdas, bei apgaulės būdu yra paimamas parašas iš piliečio planšetės pagalba ir nusikalstamai įkeliamas į LR gyventojų registrą, tokiu būdu pasirašančiajam nežinant, jog būtent ten LR gyventojų registre yra patvirtintas veido atvaizdas, nors pats prašymo blankas iškelti, nukopijuoti, persiųsti, perkelti ir panašiai į kitus registrus, duomenų bazės ar archyvus draudžia, nes rekvizitas piliečio parašas ir pasirašančiojo parašas yra stačiakampyje. Todėl žinantis apie šį nusikaltimą ir nenuginčiamą dokumentų klastojimo faktą, migracijos departamento skyriaus darbuotojai sąmoningai tai bando nuslėpti, kuomet duoda tų pačių prašymų kopijas, o juose yra panaikinamas atitinkamomis techninėmis machinacijomis stačiakampis grafoje piliečio parašas. Prašymo blanko 13 eilutė neatitinka Teisės aktų reglamentuojamo griežtos atskaitomybės dokumento pateikimo formos patvirtintos VRM ministro ir URM ministro, asmens duomenų išrašymo sistemoje pateikiama prašymo forma, kuomet yra vykdomas nusikaltimas, tai yra tiesioginės prijungties režimu, nėra niekur reglamentuota ar patvirtinta teisės aktų registre.
Ir čia apie prašymo blanką. Pridedama visa papildoma medžiaga įrodanti nusikalstamą veiką prieš žmonės Lietuvoje, o su nusikalstamomis grupuotėm ir nusikaltėliais niekas jokių reikalų ar kitokių juridinių santykių turėti nenori, tame tarpe ir aš. Šio dokumento mano paties patvirtintos kopijos atitinkančios originalą yra atitinkamai išsiunčiamos į Lietuvos Respublikos prezidentūros kanceliarija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos vyriausiąjį archyvą, Lietuvos Respublikos informatikos ir ryšių departamentą, Jungtinių tautų organizaciją, The Federal Chancellery of Switzerland, Interpolą ir popiežiui. Pasirašo, užautografuoja Gediminas Albino Viskantas. Yra duodamas nurodymas nurodomojų pirštų ir patvirtintas didžiuoju, ne didžiuoju, o dešinės rankos nykščio antspaudu. Jūs duomenis tuos jau turite seniausiai, nuo 18 metų saugote, dėl to labai nesudėtingai bus suprantama, kai sakant, kas, kur, su ko ir prie ko. Prie to pačio yra pridedami 4 lapai, tai yra tie priedai. Tai yra atsakymas iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pilietybės skyriaus, Gediminui Viskantui, kaip jie taip įvardijo adresatą, į 2020 metų lapkričio 23 dienos pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pilietybės skyrius išnagrinėjo jūsų prašymą suteikti informaciją, ar Lietuvos Respublikos valstybiniuose archyvuose yra duomenys apie jūsų gimimą ir įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę. Informuojame, kad jūs Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjote 2002 metais sausio 23 dieną pagal 1991 metų gruodžio 5 dieną priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 24 straipsnį. Jūsų prašymu siunčiame 2002 metų sausio 23 dienos pasirašyto pasižadėjimo Lietuvos Respublikai kopiją. Informuojame, kad atsakymą, ar Lietuvos Respublikos valstybiniuose archyvuose yra duomenys apie jūsų gimimą, pagal kompetenciją jums galėtų atsakyti Lietuvos vyriausio archyvaro tarnyba. Pridedama Gedimino Viskanto pasižadėjimo kopija 2 lapai. Vedėja Jurgita Pašin. Tai čia vienas lapas yra, sekantis lapas yra pridedamas prie šito mano prieš tai skaityto kreipimosi Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Telšių skyrius. Tai yra 2021 metų gegužės 10 dienos atsakymas į 2020 metų 04, tai yra balandžio 21 dienos užklausimą dėl dokumentų pateikimo. Informuojame, kad atsiųsti prašymo išduoti pakeisti Lietuvos Respublikos piliečio paso serija LJ numeris 460839 išduoto jums 2002 metais sausio 30 dieną, kopijos neturime galimybę. Normaliai sausio 23 pasirašiau pasižadėjimą tipo, o pasą matai išdavė sausio 30 dieną. Kopijos neturime galimybės, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodiklė patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 dienos įsakymu numeris V.100 dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodiklės patvirtinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 dienos įsakymo numeris 1V.200
pasviras brūkšnys V.62 dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 127 punktų prašymas sunaikintas 2020 metais 06.03, tai yra birželio 3 dieną. Vyresnioji specialistė Nijolė Vaitkienė. Aišku, jie ten remiasi, ta prasme, ne tuo punktu, kur 127 punktas buvo surašytas ir priskiriamas skyriui asmens dokumentai išduoti psichikos sveikatos sutrikimo centruose ar įkalinimo įstaigose. Šituo momentu nebuvau įkalinimo įstaigoje. Paskui yra atsakymas pridedamas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyrius. Atsakymas Gediminui Vyskantui, kaip įvardyjama. 2023 metų rugpjūčio 3 dienos į 2023 metų Liepos 31 dienos prašymą. Aš čia nieko neprašau. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyriuje gautas jūsų 2023 m. rugpjūčio 2 dienos prašymas dėl Gedimino Vyskanto gimusio 85 metais rugpjūčio 19 dieną vardu parašyto blanko prašymo išduoti pakeisti pasą kopijos. Šiam asmeniui buvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas numeris LJ 460839. Pranešama, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymo 1V200 pasviras brūkšnys V.62 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymo numeris 1V.574 pasviras brūkšnys 1.19 V.195 redakcija, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 120 punktų prašymas išduoti asmens dokumentą naudotis turi teisę tik Migracijos departamento valstybės tarnautojai ar darbuotojai ar konsuliniai pareigūnai ar konsulinės įstaigos įgalioti darbuotojai ar užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai vykdydami teisės akto nustatytas funkcijas prašymų kopiją pateikti negalima. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įsakymo 13 straipsnių 1 dalimi ir 14 straipsnių 1 dalimi bendrųjų dokumentų saugomo terminų rodiklę patvirtina, kad Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 dienos įsakymo numeris V.100 asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 dienos įsakymo numeris 1V.200 pasvirasis brūkšnys V.62 prašymų kopijų pateikti negalime, nes prašymai sunaikinti. Šį atsakymą galite skųsti. Šį atsakymą savo, kai sakant, veiksmais pridedu prie kreipimosi Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijai. Prezidento kanceliarija. Duomenys yra adresai paimti iš rekvizitai LT. Ir taip pat yra pridedamas atsakymas dėl reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentų kopijas. Į 2021 m. rugsėjo 17 dienos kreipimas reikalavimą. Valstybės įmonė registrų centras, toliau registrų centras išnagrinėjo jūsų 2021 m. rugsėjo 17 dienos kreipimąsi reikalavimą pranešti, kokiu dokumentu remiantis buvo priskirtas asmens kodas. Pranešame, kad asmens kodas 3850819 Gediminui Vyskantui buvo suteiktas Gedimino Vyskanto prašymu išduoti asmens tapatybę ir Lietuvos pilietybę patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikos piliečio pasą pagrindu. Pirmas Lietuvos Respublikos piliečio pasas Gediminui Vyskantui buvo išduotas 2002 metais sausio 30 dieną.
Ir jie atsisako pateikti registrų centras, nes jie tokių duomenų neturi. Nes matai, jų taisyklės nenumato tų prašymų už reikalavimų iš duomenų teikėjo. Taigi yra sudedama, kaip faktą patvirtinu, kad yra surašytas, kaip jie įvardė pasirašytas. Man bėdos tas nesudaro, kad ir kaip jie šlykščiai besielgtų, sakant, norint išeiti, išeisim. Tai vat yra uždėtas, čia yra surašytas Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijai, čia yra lygiai tas pats surašytas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, lygiai tas pats, identiškai. Čia yra surašytas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai, pridėti visi tie patys, ta prasme, duomenys, viskas tas pats. Tuos 4 lapukus tenais, kur jums visiems rodžiau, tame tarpe ir tų, kur žiūri, ir spec tarnybų. LR informatikos ir ryšių departamentui. Viskas yra sudėta. Lietuvos Respublikos, Lietuvos vyriausias archyvas. Čia. Irgi tie lapukai sudėti. Čianais yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Ir prezidentui, bent jau asmeniui besivardinančiam Lietuvos Respublikos prezidento, yra gimtadienio proga prezidentūros kanceliarijos įteikiama šita dovana, tiksliau ne dovana, o nusikalstamos veikos dokumentų įrodančių nusikalstamą veiką asmeniškai prieš mane iš Lietuvos Respublikos pusės dėl genocido, dėl finansinių nusikaltimų vykdymo prieš mane, dėl dokumentų klastojimo vykdymo prieš mane ir iki teisminio, kai sakant, tyrimo atsisakymų pradėjimas. Turiu aš atsakymus ir iš Lietuvos aukščiausio teismo, turiu atsakymus ir iš Klaipėdos apylinkės, apygardos, iš Klaipėdos apylinkės ir apygardos teismų, turiu atsakymus iš Klaipėdos apygardos prokuroro, turiu atsakymus iš Klaipėdos policijos departamento, kur buvo atsisakyta įvertinti 94 lapų surinktą medžiagą. Kai sakant, neužsprinkit, bevalgydami ir skaitydami. Dėkui už dėmesį. Papildomi laiškai iškeliau į Interpolą ir Jungtinės Amerikos valstijas, Jungtinių tautų organizaciją. Greitų laiko, kai bus padaryti vertimai, gal ir lietuvių kalba. Tiesiog man reikės ant kelmelio pasėdėti, bet jūs jau esat kaip kita sutarties šalies pusė informuoti apie tai, kad aš anuliuoju parašus blanke pasižadėjimas ir blanke prašymas Lietuvos Respublikos piliečio pasui gauti, kitaip jūs įvardinate Misiukonio įsakymė 91 metų gegužės 31 dienos įsakymė numeris 200, įvardyjate formą 1. Tai tiek. Užgrobt duomenų nepavyko. Aš tikiuosi sąžiningai ir tvarkingai prisipažinsite taip, kaip aš prisipažįstu, kad jūs šauniai neblogai apgavote visus žmonės, bet antrą sykį manęs jūs nebeapgausit. Dėkui už dėmesį, turėkit omeny, te padeda jums Dievas, kad ir kokiais dievais jūs tikit. Aš tikiu, kad mane Dievas apsaugos nuo jūsų velnių planų, mane sunaikinti ar dar ten kažką. Tai tiek.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just hold an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.